Labadiena, Robertas Karvauskas, nepriklausomas pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas, konsultantas. Dirbu su portalu Ekspertai LT ir matau jūsų paklausimą. Tai mano vardas Robertas, esu ne medžiagų tiekėjas, ne rangovas, nieko jums nepardavinėsiu, nesiūlysiu, tiesiog pagal sutartį su portalu Ekspertai LT padedu žmonėms susigaudyti, kaip ekonomiškiausiais, mažiausiai išlaidų turinčiais būdais išsaugoti daugiausiai šilumos pastatuose. Tai aš esu Robertas, kaip į jūs kreiptis. Malonu, Šarūnai. Šarūnai, turiu į jūs vieną prašymą. Kadangi turiu savo svetainę Sandarus namas LT ir joje aš dažnai irgi atsakinėju į klausimus ir labai dažnai tokia situacija atsitinka, kaip jūsų, kad žmogus įsigyja namą ir iš tikrųjų įsigyja jį labai dažnai su dideliais trūkumais ir tada klausimai, o ką dabar su tuo daryti. Tai tikrai tai daugeliui aktualu. Aš noriu paprašyti leisti jums, kad jūs leistumėte įrašyti šitą pokalbį, kad galima tiesiog būtų įdėti į svetainę, kad žmonės ten ateina, randa atsakymus į klausimus. Ar sutiktumėt? Galiu sutikti. Gerai, aš labai dėkingas jums. Tai Šarūnai, dabar pirmiausiai, jūs rašot, kad jūs padarėt sandarumo testą ir labai, tikrai namas yra pakankamai kiauras, jeigu 10 kartų oro apykaita per valandą, tai yra tikrai daug. Dabar ar jūs turit ataskaitą to sandarumo testo? Ar ten tikrai parodyti visi taškai tiksliai, kur kas yra? Taip dabar telefonu nepasakysiu, bet pas mus buvo atėjęs ekspertas, tai ten atliko tą tyrimą, taukusi virš valandos, sakė, kad taip gal net nematęs. Tą dalyką aš suprantu, bet ar ataskaitoje yra konkretūs taškai ir konkrečios vietos, kur kas yra, ir ar yra kokios išvados, kaip su tuo tvarkytis? Tai ne, tai netokia buvo funkcija, tai tiesiog atliko apžiūrą, pateikė rezultatus tiek, tai... Jo, tik tų rezultatų pakeitimai, skirtingi būna pateikimai. Nes... Ar tai buvo tik termovizinis tyrimas, ar tikrai sandarumo testas? Termovizinis tyrimas. Matot, termovizinis tyrimas rodo šalčio tiltelius tik tai. Ir jie sudaro nuostolių tik tai apie 1/5. 4/5 šilumos netenkama dėl to, kad šiltas oras nespėja atiduoti savo temperatūros, o tiesiog per įvairius nesandarumus pabėga su visais į šilumą investuotais pinigais. Todėl sandarumas ir yra esmė. Ir va čia, jeigu jums neparodė konkrečiai tų vietų, jūs neturit konkrečių nuotraukų, kur yra ir kiek yra, tada, sunku spręsti, nuo ko pradėti ir kur tvarkytis. Tai pradžia visą laiką yra tokia, kadangi šiltas oras mūsų pinigais sušildytas, jis visada kyla į viršų, todėl pirmiausiai turi atsiremti į viršutinę atitvarą, skiriančią šilumą nuo šalčio. Tai šiluma jūsų kambariuose, o šaltis, ar yra šalta palėpė virš perdangos dar? Turbūt galima sakyti, kad yra, nes ten yra liukas, per kurį galima užlipti tenai, bet jinai nenaudojama, jinai tokia labiau padaryta kaip techninė landa. Jo, būtent suprantu, tai priėjimas prie stogo. Tai reiškia, dabar ar šiltintos tos palėpės grindys, tai yra šildomų kambarių lubos, ar kartais būna daroma klaida, kad šildomas stogo šlaitas, kuris yra tarp šalčio ir šalčio. Kaip pas jūs yra? Tai jinai nėra šiltinta tarp kambario ir tarp pastogės. Tai reiškia, kad ten eina visiškai kiaurai oras, jeigu ten nėra jokių stabdžių, tai natūralu, kad sandarumo rodiklis ir turi būti toks už tai, kad praktiškai viskas eina kiaurai. Slėgio sudaryti, ko gero, neįmanoma netgi. Tai čia yra natūralu, todėl viršutinė konstrukcija yra pirmas prioritetas. Kada viršus bus sandarus ir oras atsirems, neturės kur pralyst, tada jis pradės kauptis ir tada jisai pradės spausti į sienas. Tai sienos yra antras prioritetas. Trečias prioritetas yra langų durų sandarumas ir jų įmontavimo sandarumas. Ir ketvirtas prioritetas yra grindys ir pamatai. Kada jau šiluma pilnai prisikaupia, nusileidžia. Tai nuo to reikėtų ir pradėti pilnai investuoti į šilumos išsaugojimą.
Tai dabar va, tas sandarumo testas, jisai turėjo būti padarytas taip, kad turėjo būti pateiktos termovizinė nuotrauka, šalia fotonuotrauka, kuri aiškiai parodo, kokia tai yra vieta, kas ten yra per apdaila, kaip ten kas, kaip prie jos prieiti, kad galima būtų spręsti ir ką su tuo daryti. Ir dar turėjo būti ataskaitoje rekomenduojami būdai, kaip tvarkytis su tuo. Jeigu to nėra, tai tada šitą tyrimą darė silpnas labai specialistas ir jisai tik tai apsiribojo galutinio rezultato pateikimu jums ir viskas. Mes dabar neesmė, reikia pasižiūrėti. Ką mes tokių rekomendacijų turim, mes turim jau, mes buvom pateikę užklausą dėl ko reikia, kad pasiektume B+ klasę, tai čia mums yra suratis. Ten, kad reikia storint stogą atitinkamai kažkiek, tada ten suratis parametrus, kokio tai turi būti, ten tos šiluminės varžos, ten tos statybinės medžiagos, ten tos vatos kažkokios. Ir tą patį jis padarė su sienom ir ten su cokoliu, ir būtent paminėjęs, kad reikia į langus ir duris lauko. Šitą dalyką aš supratau. Man tada yra keista tik tiek, kad tarkim projekte yra garažas, kuris irgi yra praktiškai nešildomas, tai yra tiesiog langas į lauką. Taip. Ir, pavyzdžiui, to garažo visiškai neužkabina. Tai, tarkim, tarp nešildomo garažo ir gyvenamo kambario yra popierinės durys. Supratau. Tai dabar žiūrėkit, Šarūnai. Jo. Dabar tas dalykas, ką jums pateikė išvadas, ir jeigu jūs, va tai, ką paminėjot, kad jis paminėjo tik tai, kad reikia storint ir paminėjo tik varžas, tai reiškia visiškai nėra pačios esmės. 4/5 šilumos nuostolių yra dėl to, kad šiltas oras pabėga. Tai sandarumas yra esmė. Ir jeigu išvadose nekalbama apie sandarumą, tai tada iš vis užbraukit šitas išvadas ir tai negalima jomis vadovautis. Nes jūs galite ir 2 metrus uždėti šiltinimo medžiagų, bet jeigu jos bus pralaidžios orui, kiauros, šiltas oras be stabdžių pabėgs nuo jūsų ir varžos ir storai nelems. Tai čia jautėsi todėl, kad mes turim kieto kuro židinį, ta prasme normalų tokį centre pastato ir pas mus buvo žiemą dingęs šitas šildymas. Tada dėl pradingo, nes tai negalėjo katilas šildyti pastato. Ir mes maltomis, kai kūrenamės, tai ten yra akivaizdu, tiesiog ten per valandą vos nelaipsnis krenta namuose. Jeigu, ta prasme, po to, kai židinys prišildo ir temperatūra pakyla iki malonios, tai toksai per valandą palaipsnį pametam. Tai dabar pažiūrėkit, Šarūnai, tai dar viena iš esminių priežasčių, ką jūs ir paminėjot, jeigu yra atviras židinys. Kas tai yra? Tai židinys imantis orą iš patalpų vidaus, tai reiškia, kad jūs savo pinigai sušildo tą orą ir jį savo pinigai sušildytą dideliu greičiu ir slėgiu metat per kaminą laukan. Tai židinys juk ima orą iš patalpų, o kokį orą? Jūsų sušildytą. O tai ar kapsuliai privestas oras iš lauko yra, ar ima iš patalpų vidaus? Nes jeigu šitaip yra, ką jūs paminėjot, kad krenta temperatūra, tai didelė dalis gali būti dėl to, kad pas jūs tiesiog išsiurbiamas šiltas oras per kaminą. Tai labai dažnas atvejis būna, jeigu nėra speciali kapsulė pastatyta ir kaminas atribotas nuo kontakto su vidaus patalpų oru. Tai tą dalyką reikia ypatingai atkreipti dėmesį ir židinį. Atrodo, kad jis atribotas, nes ne židinį šildymas, sakant, galvoju. Tai aš suprantu, bet žmonės įsivaizduoja paprastai, kad židinys tai yra pats iš savęs šildys ir labai dažnai negalvoja apie tai, iš kur jisai ims orą, nes ugnis dega, tai reikia oro, tai natūralu. Ir kartais daro netgi iš vis atvirus židinius, tai su kapsulė tai dar, tada jūs galite reguliuoti oro padavimą, bet vis tiek oro padavimas greičiausiai yra iš vidaus. Tai dažnai labai būna, tai atkreipkite dėmesį, ar yra grotelės ant durelių pas jūs tokios užstumiamos? Yra. Tai reiškia, yra oro padavimas iš vidaus, reiškia, tas židinys traukia orą iš vidaus. Ir natūralu, jeigu oras kapsuliai sušyla, jisai kyla į viršų, oro išretėjimas gaunasi ir reikia jam paimti degimui orą. Iš kur? Iš vidaus, jeigu nėra oro privedimo iš išorės. Nes energiškai efektyviems namams gaminamos krosnelės arba židinio kapsulės, jos turi ir A+ ženklą ir jų degimo kamerai oras privedamas iš lauko.
ne patalpų vidus visiškai nekontaktuoja su degimo kamera. Pakrovėt, uždarėt sandariai ir viskas. Ir daugiau ten iš kambario nepaimamas oras visiškai. Tai va tas yra labai, labai svarbus momentas. Tai dabar pirmiausiai viršutinė konstrukcija. Tai ar viršui iš vis yra šiltinta kiek nors ar ne? Viršutinė konstrukcija, kur nors ten kas nors yra ar ne? Ką jūs galite apie tai pasakyti? Pagal projektą ten kažkas buvo dėliota, bet man atrodo, kad ten yra visas tas trepėjinės ir ten prieš drėgminės plėvelės visos sulėję tiesiog ir ten tiesiog yra pelenai ant stogo, paprasme, nu tokie surpukyti. Tai ten iš esmės pasižiūrėjus, ten atrodo, kad ten tos silito sluoksnio praktiškai nedaug yra. Tai jeigu jūs kalbate čia apie stogo šlaitus, kurie yra atidalinimas tarp lauko šalčio ir palėpės šalčio, tai ten iš vis jokio šiltinimo medžiagos neturi jokios prasmės. Nes šiltinimo principas sako, atskirk šilumą nuo šalčio. Tai šiluma yra jūsų šildomame kambaryje, šaltis yra palėpėje. Tai reiškia, kad turi būti šilumos izoliacija tarp jūsų šildomo kambario ir palėpės. Tai reiškia palėpės grindyse arba kambario lubose. Tai turi būti. Ir pirmiausiai tai turi būti sandarumas ir tik tai antroji vietoje pakankama šiluminė varža. Tai kai sandarumas yra, šiluminės varžos ypatingos labai tokios, kokių reikalauja normos, realiai nereikia. Bet normos... Bet mes jam tik vos mes buvom simoję, kad reikia sodą nuimti ir noriu. Tai... Taip nežinau, mums taip tokia išvada pateikė, sakė, jeigu norim pasiekti B klasę, ką reikia padaryti. Ir taip bent jau 3 skirtingos ar 4 komandos narių buvo atvažiavę, tai ne vienas nekalbėjo apie tai, kad ten teks vatos priploti ant perdangų. Taip, tai žiūrint kaip, jeigu jūs visą tūrį darysit šildomą, tai reiškia, kad jeigu jūsų šildomų kambarių lubomis tarnaus stogas, tada reikėtų šiltinti stogą. Bet jeigu... Išlaikyti stogas, tai problema yra ta, kad dalis kambario yra po žuvinom lubom, tai ten to namo stogo tiesiog negali įeiti, tai kaip leistis yra. Nu, tai supratau. Įeiti gali po tokį taisyklingą stačiakampį, kuris sudaro, nežinau, daug dievė pusę lauko viso. Pusę namo to... Supratau. Kita pusė yra paslaitai. Tai reiškia, šildomuose kambariuose pas jūs yra dalis stogo tarnauja kaip lubos, o paskui palei stygą eina... Supratau, ten dar viršų yra palėpėlė. Tai čia paprastai kaip gegnių styga, kur būna, tai ties ta styga, ten horizontalios lubos. Tai viskas aišku. Standartinis kažkoks projektas. Taip. Rajone tas antras namas. Taip pat atrodo. Tai reiškia, kad jums reikia atriboti šilumą nuo šalčio. Tai stogo šlaitas, kuris tarnauja kaip kambario lubos įstrižos, ten reikia sutvarkyti sandarumą pilnai ir tada jau reikia palėpės grindis ten šiltinti arba kambario tas lubas, kurios jau yra horizontalios. O tą visą trikampį viršui stogo, jį šiltinti beprasmiškai. Arba jau jeigu šiltinti, tai tada jūs turėsite įvertinti, kad tą nenaudojamą tūrį jūs tiesiog visą gyvenimą šildysit tuščiai. Tai nėra prasmės tame. Tiesiog ir plus dar to trikampio šlaitų stogo plotas yra daug didesnis, negu kad tos grindys palėpės bus. Tai nėra prasmės jokių atveju. Ten tiesiog reikia normaliai. Ir dabar toliau tą liuką į palėpę ten, tą išlipimą, reikia jį padaryti sandarų, specialų liuką sumontuoti pilnai, kad jisai būtų tikrai sandarus, 3 tarpinių su papildomu dangčiu, tai tada tikrai jisai tarnaus, nes per liuką išeina labai daug šilumos, jeigu jisai pats nesandarus arba nesandariai įmontuotas ten. Tai va tuos dalykus reikia. Tai visa tai parodo sandarumo testas, kiek ten yra problemų ir pagal tai, jeigu testo ataskaita padaryta teisingai, tada galima priimti sprendimus, kaip tai tvarkyti. Bet jeigu jums testas pateikė tik tai galutinį rezultatą, kad ten 10 kartų oro apykaita ir viskas, o kur didžiausios problemos ir ką su jom daryti nėra, tai toks sandarumo testas neduoda jums realių galimybių visą tai sutvarkyti pačiu efektyviausiu būdu.
tai reikia pasidaryti tikrai normalų sandarumo testą. Sandarumo testas nėra jau tokia brangi procedūra, tai padaryti jį pilnai normalų su visom išvadom, tiksliai mums tada bus labai aiškiai, kur pirmiausiai investuoti pinigus, kad gauti didžiausią grąžą iš to. Tai dabar du būdai daryti sandarumą. Pirmas būdas dažnai naudojamas tradicinis kiaurų medžiagų pagalba, tai yra vata. Vata yra iš vis kiaura medžiaga, jinai laidi orui visiškai kiaurai. Ir ji pati iš savęs nėra jokia šiltinimo medžiaga. Ji tampa šiltinimo komplekso dalimi tik tai tada, kada pilnai izoliuojama nuo viso oro, tiek šilto vidaus, tiek šalto lauko oro. Jeigu nėra izoliuota, tada šilumą gavęs oras joje, jisai plečiasi, jisai keliauja, išlenda, šaltas oras ateina, vėl išvėdina vatą, vėl ima šilumą. Tai nėra šiltinimas. Tai padaryti pilną sandarumą su vata, tai reiškia naudoti specialias membranas, kurios yra dažniausiai klijuojamos lipniomis juostomis iš vidaus garo izoliacija. Tai reiškia medžiaga, kuri pilnai nepraleidžia nei oro, nei garo, kad vidaus patalpų ore esantis vandens garai nepapultų į vatą, nes jie nukeliaus į šaltus sluoksnius ir vanduo kondensuosis. Tai šito neturi būti, tai iš vidaus taip, iš lauko pusės turi būti difuzinė membrana arba plėvelė, taip vadinama, kuri turi duoti galimybę vandens garams iškeliauti iš vatos, o šaltam orui iš viršaus įeiti neturi leisti. Tam yra subalansuotos atitinkamos poros toje plėvelėje, nes vandens garų molekulės yra apie 10 kartų mažesnės už oro molekulės, iš vidaus jas išeiti gali, iš viršaus šaltas oras įeiti negali. Tai klausimas iš kur. Tą principą, tai jo, tai aš tau pasiu apsiskaitęs, bet problema yra ta, kad kai man nuima stogą ir uždeda iš naujo, tai yra virš 40 000 kainuojantis veiksmas. Ir iš esmės, grubiai tariant, man labiau apsimoka iki mirties lauką šildyti, negu išleisti 40 000. Suprantu, Šarūnai, pilnai sutinku su jumis. Mano klausimas štai koks. Ar jūsų stogo danga, jinai tenkina jūs kaip stogo danga pati? Ar ji... 20 metų yra ir iš esmės niekas tai kritikos neturėjo. Tai ten yra bituminė danga ir virš 20 metų. Viskas tvarkoja. Tai tada, štai mano patarimas jums. Tada jūs nesirūpinkit pačia stogo danga, tegu jinai būna pilnai, o jums reikia tiesiog paimti ir susitvarkyti šilumos izoliaciją, kuri pirmoji vietoje yra sandarumas ir antroji vietoje yra pakankama varža. Tai va tą dalyką reikia susitvarkyti. Tai su ta, jeigu nešiltintos tos palėpės grindys ten, tai čia nesudėtinga tą dalyką padaryti, o dabar va su tai šlaitais, kurie yra jau kambario lubos ir su visa apdaila. Tiesiog, jeigu ten tikrai yra nesandaru ir sandarumo testas rodo, kad ten eina kiaurai, reiškia, jums reikės nuimti tose vietose apdailą ir sutvarkyti viską. Ten ir viskas. Tai stogas iš vis ne prie ko. Stogo judinti nereikia jums ten. Jeigu stogas tenkina jūs, tai to visiškai nereikia. O tada reikia tvarkyti tiesiog šitą dalyką iš vidaus, nes prieiti vis tiek reikės. Jeigu ten kiaura, tai reikės prieiti prie to. Bandyti izoliuoti su apdaila, bandyti sandarinti apdailą yra nedėkinga vien dėl to, kad jeigu iš išorės vėjo izoliacija nepadaryta sandariai, tai šaltas lauko oras skverbsis per vatą ir prieis iki pat apdailos išorinio sluoksnio. Tai tada iš išorės gipsas bus šaldomas, iš vidaus šildomas, kada jisai šitaip turi tokius temperatūrinius svyravimus, neišvengiamai atsiveria siūlės ir vėl tampa nesandaru. Todėl praktiškai apdailą sandarint nėra racionalu ir tai labai neilgalaikis dalykas. Reikės vis tiek tai nuimti ir sutvarkyti. Dabar ką aš jums iš savo pusės galiu nuoširdžiai parekomenduoti. Visus niuansus, kurie būtini tam, kad namas taptų šiltas, jaukus, ekonomiškas, modernus ir nedarant klaidų nebrangiai, kaip tai padaryti, visą tai aš sudėjau į labai stiprų seminarą, kurį ir pavadinau Šiuolaikinis, modernus, šiltas, ekonomiškas ir nebrangus namas. Kaip nesuklysti. Tai šito seminaro vaizdo įrašą tikrai nuoširdžiai rekomenduoju jums įsigyti mano svetainėje sandarusnamas.lt. Gerai, ačiū.
Tai ten rasit visą šitą informaciją ir tikrai, tai duoda labai stiprų pagrindą nepadaryti klaidų, kurios paskui kainuoja tūkstančiais eurų. Dėkui Jums. Geros dienos. Taip, kokią galima pasidaryti išvadą iš šito? Jūs matot, kiek daug yra įvairių rekomendacijų duodama žmogui. Tiesiog kiekvienas specialistas duoda rekomendacijas savo naudai dažniausiai. Jeigu jisai specialistas yra, sakykime, vatų šiltinimo, nesandarių medžiagų šiltinimo, jisai duoda rekomendacijas tiesiog, šitą dalyką taip reikia padaryti. Kartais tai būna visiškai ne iš to, kad turėt naudą savo, bet tiesiog iš bendro supratimo. Nes visi galvoja, kad šilumą galima gauti uždėjus storiau paprastos šiltinimo medžiagos vatos. Ir visi įsivaizduoja, paėmę vatą, kad tai yra šilta medžiaga. Tai yra labai didelė iliuzija, kuri labai skaudžiai paskui kainuoja, daug kainuoja. Todėl vata jinai gali būti naudojama tik tai pilnai izoliuota, kada oras joje, gavęs šilumą, neturi kur pasitraukti. Nes ji yra kiaura medžiaga ir oras sušilęs, jisai lengvai pabėga, į tą vietą lengvai ateina šaltas oras, tai nėra šiltinimas. Tai va, o antrasis variantas, kurio netgi nespėjau paminėti žmogui, tai yra tiesiog sandarint, šiltinti ir sandarint vienu metu, naudojant sandaraus šiltinimo medžiagas. Tai yra specialūs poliuretanai, kurie nesitraukia ir neišsisandarina. Tai iš tikrųjų jų yra nedaug ir didžioji dalis, tokių, kurie nesitraukia, jie yra labai brangus ir jie dažnai nenaudojami netgi rinkoje. Tai šitų galiu išskirti, sakykime, iš tų, kurie naudojami tikrai ir populiarūs pakankamai, tai yra gamo putos. Tai aš dažnai apie jas kalbu ir netgi žmonės, kurie kartais galvoja, kad aš proteguoju visą šitą dalyką, tai iš tikrųjų, kadangi aš pasinaudojau pats ir gerai išstudijavau šitą medžiagą, tai tikrai galiu pasakyti, kad jinai išsiskiria savo savybėm iš visų rinkoje esančių medžiagų ir, tai yra racionali medžiaga, kuri eliminuota joje tos neigiamos savybės, kurios būdingos kitom purškiamom putom. Tai va, į tą galite atkreipti dėmesį ir tada nereikės jokių membranų, jokių papildomų sandarinimų, tiesiog užpurškite medžiagą, uždėjot apdailą, garantija 20 metų sandarumui, ko daugiau reikia. Aš tuo patenkintas. Tai štai toks atsakymas, nuo ko pradėti ir ką daryti. Pirmas dalykas – sandarumo testas su visom rekomendacijom, kur kas yra tiksliai, ką reikia su tuo daryti, kaip prie to prieiti, kaip su tuo tvarkytis. Ir tada jau investicija nuo viršutinių konstrukcijų einant žemyn. Ačiū, brangieji. Linkiu Jums racionalių sprendimų ir ekonomiškų rezultatų.